Sugrįžkime atgal į praeitį ir trumpam pažvelkime į istoriją, kuo ši moteris buvo ypatinga. Ruth Brown Schneider gimė 1895 metais kovo 27 dieną. Ji buvo namų šeimininkė, kuri su savo meilužiu korsetų pardavėju Henriumi Judu Grėjumi sumanė nužudyti jos vyrą. Jos meilužis Grėjus iš pradžių visai nepritarė šiai jos idėjai. Ruth dažnai sakydavo jam, kaip jos vyras netinkamai elgėsi su ja ir galiausiai 1927 metais jis jai nusileido. Schneider vyras Albertas Schneideris buvo žurnalo Motorboating meno redaktorius ir dienos metu dažnai jo nebūdavo namuose, tai leido nevaržomiems Ruthai ir Grėjui susitikinėti. Jinai sumanė planą, kaip pasipelnyti iš vyro mirties. Iš pradžių Rūta, padedama draudimo agento, kuris vėliau atsidūrė kalėjime už dokumentų klastojimą, įtikino vyrą įsigyti gyvybės draudimą, kurio vertė $48 000. Pasak jos meilužio Grėjaus, Rūta bandė nužudyti savo vyrą Albertą bent 7 kartus ir visus kartus nesėkmingai. 1927 m. kovo 19 dienos vakarą, imituodami įsilaužimą, jie nužudė Albertą Schneiderį lango varčios svarmeniu. Policija nuo pat pradžių pradėjo įtarinėti Ruth, nes įsilaužimo įrodymų buvo per mažai ir daiktai, kuriuos Ruth teigia įsilaužėliai pavogė, vėliau buvo rasti name paslėpti. Galiausiai Ruth pati išsidavė ir netyčia prasitarusi apie Grėjų įdavė ir jį. Apklausinėjami jie kaltino vienas kitą ir neprisėmė kaltės. Abudu jie buvo nuteisti mirties bausme elektros kėdėje. Rūta buvo įkalinta New Yorko Sing Sing kalėjime. Jų žmogžudystės byla buvo aprašinėjama laikraščiuose ir kėlė smalsumą ir susidomėjimą tarp žmonių. Egzekucijos dieną į kalėjimą nebuvo įleidžiami fotografai, išskyrus žurnalistai, kuriems buvo leidžiama prašyti egzekuciją. Kalėjimo darbuotojai puikiai pažinojo vietinius žurnalistus, todėl The New York Daily News, norėdami patenkinti žmonių smalsumą, pasamdė dar niekam nežinomą fotografą iš Chicago Tribune, Tomą Howardą, kuris į egzekuciją atvyko anksčiau, kad užsiimtų vietą pirmoje eilėje. Žinodamas, kad fotoaparato jis negali prasinešti, jis apsimetė rašytoju ir prasinešė nedidelį fotoaparatą, pristvirtinęs jį prie kojos kulkšnies ir paslėpęs jį po kelnėmis. Fotoaparatas buvo sujungtas troseliu su užrakto paleidimu mygtuku, kuris buvo paslėptas Howardo švarke. Fotoaparate buvo tik viena plokštelė nuotraukai ir viena galimybė padaryti nuotrauką. Ir Tomui Howardui pavyko. Vos tik elektros srovė buvo paleista Ruth kūnu, Tomas Howardas pakėlė kelnių klešnę ir paspaudė užrakto mygtuką. Egzekucija buvo įvykdyta 1928 metais sausio 12 dieną. Ta pačią naktį nuotrauka buvo išryškinta bei apkarpyta ir kitos dienos rytą jinai atsidūrė pirmajame laikraščio puslapyje su prierašu mirusi. Nuotrauka buvo vadinama geriausia dešimtmečio nuotrauka ir įėjo į istoriją kaip pirmoji, kurioje buvo nufotografuota egzekucija elektros kėdėje. Howardas tapo žinomas per vieną naktį ir už nuotrauką jis gavo papildomai $100, kurie prilygsta maždaug $1200 šiais laikais. Tais pačiais metais, 1928-aisiais, buvo pastatyta pjesė paremta Ruth Schneider žmogžudystės istorija. 1933 metais pastatytas filmas Picture Snatcher, kuris remiasi taip pat Ruth Schneider istorijos motyvais. Ruth byla įkvėpė ir 1936 metais parašyta novelė, kuri 1944 metais buvo ekranizuota. O 2011 metais Ronas Hansenas parašė novelę paremtą šios nužudymo bylos istoriją The Wild Surgery of Guilty Passion. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų.